tiesiog į logą vedi, jisai įrašo automatiškai tą darinį, ant kurio tai yra tą daugiau, tai ten, jeigu logą reikia kažkur, nežinau, gal dar ne viską žinau tą programą, čia iš tikrųjų labai plati instrukcija didelė, čia labai rimta programa, varžybom ten ataskaitos, tikrai žinai, Nijolė 1, Marytė logika, klausau. Taip, žinau, aš tą programą žinau, kad nenaudoju tos programos, jūs varžybose praktiškai nedalyvauju, tai aš turiu tokį amerikonišką logerį kiekvieną dieną. Bet dabar man tikrai nebeprasida kompiuterio prijungti tam rašio kompiuterio savybės tokios šitaip išdėkaus kažką tai generuoja, kaip generacija iš kompiuterio. Generatorius nustovi ir seksia. Šitą gal reikia, sunku pasakyti iš tikrųjų, kaip šitas reikalas gaunas arba kad mikroschema, kur užduotai tiplis yra. Sustatytas kažkokia ten, sunku pasakyti iš tikrųjų, šiaip būtų įdomu prie kitą prijungt kompiuterio, pasižiūrėti, pasiklausyti, kas ten gaunasi. Tai tokie reikaliukai, dabar aš kažkaip neturiu išsijungti, bet tai ne kopas eina, ten turbūt dar vienas bus toks mikrofoninis bus galis, šitam transiveriu ten išeis audio signalai, kur reiks pajungti tada prie kompiuterio garso plokštės, įėjimą ir išėjimą. Tai tokie reikaliukai, dabar, tas lageris pasakalauk, yra. Tai dargi galima naudoti kompiuterinę tokią programėlę, man atrodo, ten visokius antrus transferį vaikyti per kompiuterį, kad nereikėtų ten tų rankenėlių sukioti, viso? LY1, Marytė Kęsto Fontana. Taip, wow, tai žinok, rankenėlius tai nereikia sukioti iš tikrųjų čia. Tai prijungia, tai galima